Šiandien trumpa pamokėlė, kaip pasidaryti engine airlick testą su airride sistema. Tiesiog tai reikia žirnių indelio, kaip matote, štuceriuko, išgrėžiam štuceriukais skylutę indelėje, viską paėngėm, bandžiau klijuoti, kad dar šiek tiek nebūtų liko pročianai, bet kaip ir jo nebuvo, turim silikoną, viskas sujungiam į oro paėmimą ir pasijungiam į savo vožtuvus. Kadangi šiuo atveju man užteko 10, perėjau į 6, taigi vožtuvus tiesiai nebepajungiau. Pajungiau nuo gaugių pajungimo, kadangi gaugės gauna tiesiog į orą, man tik to ir užteko. Viskas sujungta, viskas gražu. Pasiėmam pultelį. Vieną mygtuką paspaudimu, įpučiam orą. Svarbiausia, neatpūsti daugiau negu baro, nes kitaip galit patys susprogdinti tas žarnas, kurios dar buvo sveikos. Tai tiek šiam kartui. Sėkmės ieškant.